Visiems nepridariau, tai prikėpiau duonos. Dieve mano, o tai kodėl man? Palauk, tu čia bendrinė, aš nevažiuoju. Kaip tai tu nevažiuoji? Gedas važiuoju. Viršūnė, labas rytas. O kokie toks dalykas grįžai? Tai tada reikia nepamiršti. Labas rytas. Vežė lanko šieną, žalias raskilėlės. Vežė lanko šieną, žalias raskilėlės. Vežė ir mane dovilė su šieneliu drauge. Vežė ir mane dovilė su šieneliu drauge. Vežė lanko šieną, žalias raskilėlės. Vežė ir mane dovilė su šieneliu drauge. Vežė ir mane dovilė su šieneliu drauge. Nes Donatas tai bus ir čia reikia važiuoti dar. Tu manai, kad tai gerai? Bet po ją pačioj kelmasi.
O polius ne ten palatkę statotės. Nežinau, sakė čia ką. Beatričė, Kamilė, Rusnė ir Viktorija. Antradienis. Kas būdė antradienį? Antradienis. A, tiesa, palaukit, Gudzenkai, sakiau, duosiu pabudėti. Och, velnės, negerai. Tada klausykit, jūs keliam į antradienį, o Gudzenkai duodam rytoj. Dabar jie visi naujokai, žinokit. Nes jūs pamylėsim, ne? Dabar, jeigu oras leis, trečiadienį yra numatomas žygis. Žygis bus į Pilkapį. Turėtų pagal viską atvažiuoti Kauno draustinio biologas Giedrius Vaivilavičius ir vesti į tos Pilkapius kapinaičio apžiūrėti ir ąžuolo to didžiulio apžiūrėti. Tai nežinau, kaip kažkaip pažiūrėsim sprendimą darysim. Dar nežinau, ką tas pats Giedrius pasakys, nes nežinau, kada jis atvažiuos. Jis irgi sakė, planuokim trečiadienį, o bus kaip Dievas duos. Niekas nevaikščio su padėklu. Taip, čia žinokit, ko bus. Kiekvienas už save. O kas pavalgė, tu čia tik vienas, tai kitas pavalgė. Tai dėl to naktinio žygio, kas pernai ėjote į naktinį žygį, pakelkite. Ten kur miške paliko? Ar patiko? Jo. Tai šiemet vėl eisit. Visą žadą vest. Bet darysim per uždarymą. Nežinau, kažkodėl tai sugalvoju, kad... Nefilmuok manęs. Tradiciškai. Kad čia man jūsų kažkaip per mažai. Ar dar yra kas stovyklavietė, ateinate čia į kiemą? Nes jaunimas atsipūtęs, tai dar kartą labas vakaras, ko dar nemačiau, jeigu nemačiau, bet lyg tai visus mačiau. Tai sveiki atvykę į 9-ąją amatų savaitę. Ar galit vaikai patikėti, kad jau 9-ąją amatų savaitę? Ir šiandien kažkaip tai, kiek važiavom, tai buvo tokia trumpa kalba, kad iš mūsų visų, kas buvo pirmoje amatų savaitėje, dalyvių, kurie bus visą savaitę nuosekliai, tai liko tik tai Kęstutis, kuris atbuvo visas 9. Tikiuosi atbus 9. O kur... Kęstutis puodą keičia. Jam šiandien budėjimas. O šiaip tai išsiugdėm vieną vadovę iš vaikų, tai Ingrida, kuri bus pynimo vadovė. Aš pradėsiu nuo to, kad pristatysiu vadovus. Tai bus taip greičiau, nes jau Kriščiūnai labai nekantrauja grot, mes labai nekantraujam šokti. Tai pynimo vadovė Ingrida. Kaplojam. Jinai visą savaitę, pamojuok, nes tavęs nepažįsta niekas. Jinai visą savaitę sakė, nelabai galės būti, tai aš ketvirtadienį ją pakeisiu. Tai aš Daivas. Jei kas dar nežinau. Dabar, ką mes dar iš vadovų čia turim? Dar šiandien kažkaip labai truputėlį vadovai nepareigingai, tai turim tik tai kelis. Tai Medienos visų mylimas ir gerbiamas ir laukiamas Vidmantas. Keramikos vadovė Jurgita. Oi! Bravo! Taip, dabar Vilnos vėlimo vadovė Lorita. Dabar tekstilės vadovė Birutė. Čia jau šiandien klausia, o tas su plaktuku kur bus? Sakau, bus. Tai va, Birutė bus su plaktuku. Dabar turėtų dar būti Žalvario darbelių vadovas rytoj. Jos tupinimo vadovė pakeliui. Kas čia dar turi pas mus būti?
Dar kažkas turi būti. Vieną žodžią, kai atvažiuos, pristatysiu kitus vadovus. Nu ką, kaip? Taip, ačiū Birutė, kad pasakyva. Turėsim dailininkai iš Kauno, tai Jurgita Rancevinė, jinai irgi ryt po ryt prisijungs, nes irgi, žinot, pas menininkus toks gyvenimas, kad čia vieną dieną vienaip planuoja, kitą dieną kitaip. Nu tai ką, aš galiu pasakyti, kad man labai jūs smagu matyti, o jums mane ar smagu matyti? Nu, nelabai jau čia smagu, sakyčiau, bet tai tiek to, susitaikysiu. Tai ką, vaikai, aš jau šiandien susirinkimą jums padariau, viską susakiau, viskas kaip ir aišku, beliko uždėti paskutinį momentą, kad gerą vakarušką apturėti, tai aš linkiu jums geros nuotaikos. Ir jeigu Danutė turi ką pasakyti, Danutė be žodžių šiandien apšalo nuo mūsų visų variacijų. Sakė labai gražu, tai komentarų manau nereikia. Tai pasitikite Kriščiūnų šeimininę kapelą, visi gerai pažįstat, mylit, laukiat, tradiciškai kiekvienais metais ir žodis jam, o jum pasipustykit padukus ir visi tuncevot. A paskui gaivinsimės gaiva. Nu ką, mylėjai, linkiuosi žemai, prašom, žodis jums. Labas vakaras, tebūnė mūsų žodis muzika šį vakarą, jeigu nieko prieš. Mums reikia pakviesti tuos 3 ilgaplaukius, kai jie ten važiavo po virtuvę lakstyto, daugiau čia mums padėtų šokti, ar nieko prieš. Nieko. Kaip Kęsto mama, kaip manot, gerai? Taip, aš jums pritariu, Kęstai. Nu, va. Pritariu. Kęstai, ai čia prie mūsų ten užtreks savo tą bliūdą maišys, klausysiu. Tai mes nuo marčiuko pradėsim, kaip sakant, o paskui jau visi kartu, gerai? Va, kaip pasimokau. Primadona, jau turim. Veta, Kęstai, eikit, Tomai, Jonė, duokit greitai.
Kestai, Tomai, Kestai, Rokai, į priekį, baigit, paskui tai kažkokį kaip turėjom mergaitę. Pažiūrėkit, kaip reikia žaisti. Oras.
čia. Ačiū šokėjams. Ant su pačia. Ant Aninių lauksim kitų. Nu, prašom. Šoka tarptautinių šokių laureatai. Gintarė parado 1000 Kartiniškės.
gaivina. Ne, tu kodėl nešok? Gendrė labai nori socialinį. Mylimutė, kodėl tu nešoki? Taigi apie rajoną. Liuveta, jūs galite irgi pasakyti. Realia. Diana. O jūs kokia raidė? A? O kas iš A raidės dar? Niekas? Tai sakyk tada iš A raidės vardą. Gabrielė. Gabrielė. Jorga. Jot nėra? O jūs kokia? Jonė. Beatričė. Ūla irgi nėra. O jūs kokia? Roma. O jūs? Saulės dvi. Suktinė paskutinė. Nes dabar visi kemša košę. Nu va. Nulėkė. O po to lauksim, kol pilvai jų palengvės vėl. Nelauksim, tegu krato košę ir likučius suvalgysim. Gerai, nu tai Tai einam košės rasti. O, šis valgymas. Nes ten, žinokit, labai virė ten jau, Angelė, Iveta ir Kęstutis. O, tai pažiūrėsim, ko jie ten pridės. O, jau tu turi. Aš vėliau vienas liko. O tai kodėl tu nevačiu pavalgyti? Čia gal kam reikia? Pomidorai. Sūrė? Sūrė? Jūratė, man lyžnas sodas liko. Palaukim, kol pavalgysim. Jėzu, ko čia aš dabar matau? Jūratė gal bijo likt? Tikiuosi nepradės žadint naktį iš ten. Ramiai nusikėlė. Neperdėm, Jūratė, tai bus ką veikti.
Kad ir liks, tai dar šviežiai atvažiavusių yra. Tik tai vis tiek. Šis padėkit spindelius, po to išpultus pasivėmsiu. Aš tai šiaip pasidėjau palapinį, to įsivalgyti. Koks jie skirtumas, nėra čia tuščių. Pasakykit, kad ne. Bet ten, žiūrėk, Karoli, yra ten toks nuo spanguolių sirupo butelis, sulčių, nueik ir paimk ten tos tuščios iš teksto. Kam čia reikia ko? Jėzau, kokia ta Vaitkevičiūtė iš rankinė normali mergaitė. Čia tavo Jo, tai ką gali kitiem gal nori, ar ne? apsukt reikia žiedus. Nu, kaip. Jeigu turit tokių, žinokit, peraugančių ridikėlių, geriau ridikėlių dėt, žinokit. Super, tas aštrumas su pienu, kaip tu čia maišai. Mano juodi ridikai jau nuėjo turbūt velniau. Ir ridikai irgi tinka. Žinokit, tai aš ten iki išprotėjimo vieną kartą litrą suvalgiau ant kartų įsivaizduoju. Aš irgi dalyvauju. Paskui sėdžiu, o dieve, ir galvoju, Dieve, valandą iškentėt kaip nors, kad apsisuktų. Agurkai, žinok, jau paruošti. Ir va laukiu vandens ir tada rauksiu agurkus. Aš jau nuploviau, nupjauščiau galiukus, sudėjau žolės visas. Ir laukiu iš Dabar pasakyk, kokį tu reikalą dėl agurkų turi. Nu, dėl agurkų sakyk. Ne? Lapų duot. Ai, tą pijų agurką duot, taigi tu žinai pijų, kur agurkai. Tai ir duok, aš į savo triušių irgi agurką duodu ir labai mėgsta. Atsikėlė mergaitė? Kas yra? Nes tau reikės... O, vaikeli. Nekibėkit kamerą, tik tu tegu guličiai. Ką? Merkas žumoja? Mus filmuoji. Man reikia... Čia mes paskui į čiobiškį išrašom. Tos vadinamas kaip... Ant snapo agurkai. Tai vienas. Stebėtojų stebinimas. Tai čia jau suruošti raugimui. O tu auga ilgai. Nekiškuoja, štai ten tviskinta yra. Mūsų name. Simonka, bet tu auga ilgai. Daržuose ten toli. Reikia eito dabar ulami. Pabai.
Nu va, lygtis padariau dabar sulankstyti. O dar tų pomidorų Sakiau, sulankstyti į nenupynėm. pas tave išpirkti kraštas. А суlančių normaliai. Einu galų atsikėlė. Nieko normalaus Jūs šitą nematau. kraštą sulankėt, aš tik čia lančiau. Jo. Kritinė klaida. Pavadinkime. Kaip ten badai? Nesimato. Dabar jau vynioti reikia. Gerai, vyniosiu. Ai, ta. Kai kojinė. Girdit? Grasina man. Man grasina. Kas tau grasina? Tau. Kalbu, jeigu ką paliudinsi, teisme, ne? Dauguma neužmuš. Čia taip dabar taip švelniai. Ir tu girdėš. Ne, aš to negirdėjau. Ar ne švelniai? Jūs girdėš. Nešvelniai. Ir sakau. Švelniai, labai švelniai. Švelniai tai reiškia taip va. Rato čia pasakyti. Dabar kol kas laukia, ten paskui tą užlinkimą ten reiks. Pirmin. Baigt. Nebėk vandenu, kainuoju. Ačiū. Per čia bėg. Nu, merginą parodyk, ką čia turi. Kerpam. Lauk, kada ir pamatysim. Iš tiesų sakant. Tavo vandenų kalbėt. Gal bėk į tualetą? Aš jau ir taip atraukiu. Įsimyšęs koks. O tai aš ne. Tai dar tuoj būsi. Va, matot, pradeda. Ir kaip iš tai atsiminti? Maži vaikai. Na ką, aš labai didelis. Man dar tik 14 pažiūrėjau. Aš to padariau to. Taigi, eik, pavalgysi vienas. Aš su vienas valgysiu. Nu, tai ten yra hebros, visi apsilaistė, purvini, murzini. Gerai, ką nori? Švitrinio popieriaus dar yra kur nors, be manęs ir ten. Nemanau. Duok, žiūrėk. Berankių reikia. Aš, va. Lauk. Kurgis pasidariau. Tai čia dabar Egidijus man turbūt daro, ne? Ačiū tau. Egidijau, bliujau, darysi pritupimus. Ką dabar? Kad man nedarai indelio, kur prašiau. Kokį indelį? Tu patį kar savo pasidarei. Šalti varšių negausi? Gerai. Tu daugiau nieko negaliu daryti, tu įpūdamas. Nu, tai čia, žinok, Andromeda, viskas labai gerai. Aš sakiau, čia, žinok, prilips viskas, ką tu čia atveši. Čia, žinok, tikrai, čia viskas labai gerai. Karolina pernai kažką biškį rodė, bet labai mažai tu pernai rodai. Oda. Nu, apyrankės darėtgi. Nu. Egi tik man gražiai apsiūk. Aš tą, žinok, pilamušį turiu, jeigu reikia tą, žinai, tokius spaudyti. Ne, man reikia tokio, kur kalas. Tas tie, kur nelabai. O, net pamečiau šitą. Nori pasakysiu paslaptį? Aha. Egi salgą gal. Butelį perki, Ne, greitai. bankomatų nėra čia. Tai iki Kaišiadorių tik 30 km. Mes vakar juokėmės prie laužo. Nu, vadovai, tai ką šiandien geriam, žinai. Lorita, nesakyk, sako, supras rimtai. Oi. Mokytoja, aišku, savo darbo nedirbo, vaikus vienus. Pažiūrėkit, ką darau. Varnos lizda. Eikit, kažkaip
O ką tu čia darai? Ką čia darai? Čia padėk. O ko tiek galų daug? Kur? Čia nematyti. Gerai ar negerai? Man pradėjo patikti tada. Nu va. O tai atradimų vaikai padarysit. Nežinojot, kad gali tokie daiktai. Nu va. Teisit į mano kabinetą. Aš ir pas Andromedą turbūt eisiu. Kas čia bus? Mamai vaza. Oho. Vienai rožė. Kad suliutų. Ir tada saprotas įpjaus ir tu tiesiog nuimsi. Nu pasimastyk, kaip tu nori. Jinai gali tai ten visai kažkaip. Meida tai pinimo ir neiškeitė. Ne? Greda. Dar vis. Gerai. Gerai, atėjau dabar čia. Žinai, pagalbas reiks. Yra mokytoja, aš tik tai, aš šiandien budžiu. 4 valandas, jeigu neribotas. Ne, aš žinok, šiandien prie tualetus nuėjau, sutvarkiau, sakiau, gali ir karalius eit, nes kvepia tualete citrina. Taip, žinote. Čia tokia citrina, kur tik gamtoje gali rasti. Taip, aš prinaudojau viską, ką tik sužinojau. Tai va, žinote, ir kaip sakant, pridariau šaltibarščių ir apsivalgiau jau antrą kartą. Jeigu nori atsigaivinti, gali nueiti, pasrėpti. Nes aš biškį padariau pabandymui, ar bus norinčių. Tai va, tai vaikai, šitas Simonas sakė, labai atsigaivinti noriu. Danutė pasrėbė podelį, tas podelis, žinok, dapuola, tas, tai va. O kodėl jūs taip darot, nesuprantu? Mes taip sugalvojom, mes taip ir darom kabinėje. Tai užpinsit kasą tą tarpą. tą tarpą užpinsit kasa dabar ir jo nesimatys. Tas, kur skylė. Šitą? Nu. Tai čia galvoju, kad čia taip pakiltų. Ir čia paprašai kasa ir būtų biškis pakilti. Bet kadangi tokie ilgi statinėliai, tai kas sakai, užsipins po pakilimo nesimatys. Reikėjo jį... Reikia va to tarpo, kad matytųsi. Tai jis nesimatys. Matys. Ne. Matys. Nu, Pakelk aukščiau dar. Nu tiesiog pinta šitą pakelk ir viskas. Gabrielė, žinai, ką tu padaryk? Dabar va, kai taip užpinta, paimk ir pakilok skirtingai, žinok. Aš jau padariau. Man su žmonėm pašnekėti reikia. Aš su agurkais bendravau, dabar žmonių pasiilgau. O galima tai iškeldus, kaip rankinukė. Taip. Galima, bet tu, supranti, tai tu nedaryk, kad būtų vienodai. Tu daryk meniškai, kad va taip vienur daugiau, kitur mažiau iškelt. Eik tu savo šaltibarščių daryt. Jau padariau. Eikit valgyt. Eik, ką nors dar padaryti. Aš galiu tik liežuvį dabar malti. Pavalgiau, tingiu. Ne, geriau nemanau. O, matai, kaip gerai gaunasi. Nu. Kartais, žinai, gerai, kad trigrašinkišiu. Eik, geriau tu nekiš. O buvo gerai, tai dabar sugadinu. Ten pasikėlė. Nespaudžiu min to, tas tarpukas tegu vyra mažiukas, tegu būna. Nu tai aš iš čia matau, kad kreiva. Tai aš pamatyti, kad būtų. Tai trim vitelėm apsipink, brangioji. 3 vitelėm reikia, arba bent jau 2 apsipinta, kaipgi kasą padarysi. Nes čia supranti, čia išploštų. Aš išplošau pirmą, čia ne aš dariau, čia ne mergaitė. Kas negražu, tai mergaitė darė. Ne, abiem. Gerai. Gerai, tai 3 vitelėm apsipink, tada porą eilučių. Aukščiau kuri. Čia tavo, Gabrielė. Šitą aukščiau mane. Aukščiau negali būti. Jo, aukščiau išbėgė. O, tai jis ir stovi. Ai, nušlifavo, ar ne? Aha, kesis padėk. Nušlifuoti.
Šaunuolis tas Kęstas. O, tai tu, Gabrielė, palauk, tai čia šitą pasižiūrim. Jo, čia va, iškraut reikia. Šepitį ir pati darai? Ne. Ir kortas nusipiešiai? Kiškutį meilę padovanoju. Oi. O žiedą kas užmovė? Žiedą gavau dovanų. Nuo slapto draugo? Nu, ne. Tai kad ne nuo slapto. Ir aš noriu skoriukų šakės, kaip gražu. Va. Ai, čia užkorės, bet reikia to, ne? Užkabinimą. Kamilė? Aš tau turiu žinią. Kur nesiduodi, jeigu pavyzdžiui, tai tada tokios lyg baltos dėmelės. Čia tau nuo slapto draugo. Va. Aš galvoju, reikia tau nusinešti pasidėti į palapinę. Ten labai gražu. Draugas toks geras. Ar kažkas? Tikrai geras. O iš kur čia šito jaunimo tokio atsirado? Nematyto. Iš kur jūs? O nuo kur pradėt maždaug? Bet čia jas nešvies prie patį, žinai. Tai jau, tam prie pat galima. Nu, padarai gal tą maišelį? Sudėlėm. Visuomet, kai darai, prilaikai tą ir paėmė su didžiuoju pirštu tą siūlą, kuris taip perkėlė pusę. Man tai patogu. Pasiėmė, nes aš kažkaip lėtai, kai darai tą siūlę, perdėlį. Tai aš kažkaip paėmė. Ir man tai patogiau. Tai pradžiui tam dariau, įpratau ir man tai patogiau. Kiekvienas išmoksta pasidaryti. Pasigriebti ir kitiem patogu.
Ko sakote? Ką sakote? Aš įtvarkau, bet dirbu. Čia tik tai maišačiau. Nu ką, aš žinau, gal jau. Ne? Nu, Saulė, nufotografuok atidarimą. Gerai. Atidarimą. Kažkas filmuoja, atidarykite. Bus atidarimas. Galim bandyti prezentaciją padaryti. Vau, koks džiaugsmas. Na, iš Neturėjo ryškesnį būti? nebūtinai. Tas ryškesnis, kur lapas likęs. O tą galima bus pakartoti, kaip norėjau. Ne, šiaip apie šituos kalbu. Apie tuos. Ką dabar? Ne, tai ne jau. Ai, na, ne, jie labai ryškus, tai nesigauna, ne? Labai ryškus gal buvo netinkus. Gerai, sako, tai dar skala. Gerai. Biški, čia užtenka porą kartų. Ne. Palaukit. Yra dar vienas toks patentas, kitą galėtų atiduoti kompaniją. Užstriegi tokia rankina. Pusę. 5. Vienas žiedas Nieko, jau pažiūrėt, ką čia veikia, žalvarinį. Jau viskas? Bet man atrodo bus per trumpas, reikia kažką ilgesnį atsipratyti. Jau. Čia kaip filmuoju. Tokia furė. Ką? Tai tu darysi į žalvarėjus, kad aš kažko? Čia žiedas. Čia žiedas. Pasidarysiu paprastą, toks tiesiog. Aš norėčiau kaip gabrielę. Pasvaitri čia žiedą? Ne. Čia yra čia žiedą. Va, parodyti žiedą iš kuriuo. Parodyti, nes jisai klausia. Sunku. Paskui parodyti. Dėkos gražus. Ant kurio čia piršto darysi? Įmesta, nepalaikyti. O, tiesiog palaikyti. Čia ta žiedą. Mes kur nors kur dabar ten. Bet ten beveik lapas išmės. Tai pasiprat. Nieko negaliu padėti tame. Tai aš dabar tave nufilmuosiu. Nesisuk, nesisuk. Savo kaseles. O. Paprastai filmuojant, tai kažkaip iš prieš.
Nu, vaikai, tai eikit su savo bulvė toliau, leiskit jiem burbulus pūst. O, skrenda taikinukas. Oi, aš nepasieksiu. Ne, Inga, jisai tegu išsivinioja tą šniūrą, jis... Jisai, supranti, va, pažiūrėk pas Faustą, kaip atrodo. Nu, va. Vaikai, nesprogdinkit, tegu skraido, nu kokį jūs įdomus, aš nežinau, nieko pasidžiaugti nemokot. Ne, čia virta košė. Košė virta tokia. Oi, ten reikia daug visokių ingredientų. Va, Faustui labai gerai gaunasi. Ir eik, Pijau, dabar eik in šoną. Bėg. Iškratėjai. Va, Faustas labai gerai gaunasi jam, va, matot? Mes nuomodėm į viršų burbulą. Spučiam. Kad geriau patraukite. Nu, Faustui tai čia puikiai gaunasi. Bet kiek tu daug išpūtėjai? Va, visi atsistokit ir pažiūrėkit, kaip Faustas daro, vaikai. Pažiūrėkit, kaip daro Faustas. Va. O, matot kaip? O, ir kokie gražus ir kiek daug burbulų. Kokį padarė. Va, pas Faustą iš viso kokie gražus gaun. Ką tu darai? Ką tu paskui? Jonai. Galima suktis ratu, nebūtinai atgal eit, bet tiesiog suktis ratu. O. Toliau, Ula, tu pasineš toliau, nes čia jūs visi susigrūdė ir niekas nieko nepadaryti negali. Neklauso. Valandą išėjome.
Kodėl žygis jei negalima žygiuoti? Kad neužsidėjom. Jis taip pravažiuoja. Kedai zaini? Smagu bėgioti, ne? Man tai smagu. Aš žinau, kam šitie buvo. Aš į kairę. Aš žinau, kas jos rašė. Aš žinau, kasgi jūs rašė ir mačiau. Mes žinom, kas rašė. Aš nemačiau, kas rašė, bet žinau, kas rašė. Eisiu pasiryšiu, kur kojas išsisuks. Ne, dešinien varom. Kojų ten neišsisuksi, mes ten neėjom. Tiesiai varom? Ne, tiesiai. Atsitrauk dar nufilmuotą. Čia bala bus. Nusiskinam Aš nespėjau paskaityti apačių. Dešinė. Vaikai, atsitraukit truputį. Visi vienai sekundė, aš nufilmuoju ir skaitykit. Varom tiesiai. Ne tiesiai, dešinien. 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 Ne tiesiai. Tautė. Į kairę pasuksis į stovyklą sugrįš. Mes norim praeiti. Mišką dvasia yra taip lengva praeiti. Gal žinai, kur toliau? Toliau kelio nėra. Nebe. Atliksite užduotį. Aš jau senas. Aš labai senas. O mano protėviai jau seniai mirė. Todėl aš jums skiriu užduotį. Turite surasti man porą samanų naujiems plaukams. Porą eglišakių seno namą stogui. Ir dar, ko man darė, mėlynių lapų, arbatai išsiverti ir trauklapių žaizdoms užkyti. Prašau, miškas jų. Trauklapių samanų dar reikia. Čia trauklapių. Lapų? Daug trauklapių. Šios samanų suvasim. Samanų. Jau radau samanų. Labai gerai, kad parodo nematėt, ką? A seniai laumės matėt? Ne. Šiandien? Bet dabar matom. Gerai. Sesutės, tai gal dar padainuojam? A gal ir padainuojam? Nu, kadangi puodelį pamiršom namuose, tai padainuojam. O gal vieną vaikelį ant laužo pasisodina? A gal kas nors? Mes čia virvės turim, paimkim ir prisiriškim prie medžio, kurį čia pasidirba. Taip, labai šitą garbinę taikymą. Galim padėti. Palaukit. Nifiga nesimato. Radom vorą. Šarčiau gal? Toks gražus, bet aš nežinau, čia kas. Žodas nėra. Arnudai. Kadrai. Baig, taigi voras koks. Nu, ladna, sakė, davė, kai siriškis turės matyti. Ja? Einam toliau. Nieko nematau. Praeinu. Tu kartą pačią paimą. Kalnas. Fainai.
Jonai, toks šviesa. O kas čia? Atėjo šį naktį pas mumis. Aš čia tokie, niekada nematau. Aš. Labas. Kas čia dabar? Kas čia? Ujėtau. Atėjo. Atėjo. Atnešė kokie vėjai jumis čia. Kas čia jumis atnešė, vaikai? Ieškom į stovyklą kelio. Bent jau aš nežinau. Taip. Tai dabar žinokit, kad jau užėjot. Tai va, turėsit pašokt. Bet žinokit, turėsit pakartot, kaip pašokut. O ne su botais. Ar reikia klausiauti, jeigu aš su botais, ar galima su botais? Jūs turėsit atkartot. Palaukit. Atkartokit, kaip šoko. Nekrizenkit. Kaip aš nekrizena. Gerai. Aš tai moku šokti. Šitaip, šoki. Kur jinai penis? Palauk, koks tavo? Ai, sau. Plaukiam į jūrą. Šokit. Drakšit pasai. Liūsai jau šokit. Šokit. Šokit, reikia šokti. Ai, nepašok. Ko tu nežaisi? Aš šokau. Ko nešoki? Muziką klausykit, kaip groja mano draugas. Turbūt nežinau, kažką duos. Šok. Draugas. O, šok. Mano aklas draugas. O, šitaip. O. Na gerai. Ateik senai. Išsižiok ir užsinerk. Išsižiok. Jau žinau, nuo to žinau, įtampos. Magiška, nes lastelė. Ar prižadat? Ne. Kas neprižada? Aš. Tu nori ir tu būtų uždaryta? Ne. Uždaryk. Aš ir noriu. Mes valgom vaikus, mes tenai. Jėga, paimkit ir mane tada. Suvalgysi. Jo, aš irgi noriu pasėdėti. Jūs ten bent tada nekanda. Jeigu nenorit būti uždaryti čia, kartu ir būti suvalgyti, turit išmokti vieną dainelę, kurią mes visada pašaukę jūs. Sugrįžtame. Geras. Kartokit paskui mane. Stovykla antri namai. Antri namai. Garsiau nesuvalgysiu, aš alkana labai. Stovykla antri namai. Stovykla. Antri namai. Mums čia smagu ir gera. O dabar, kai aš paklausiu, kokia stovykla šioj girelėje, jūs turit pasakyti savo stovyklos pavadinimą. Amatų savaitė.
Dabar iš naujo. Mokykla namai. Mums čia gera ir smagu. Kokioj čia gireliai? Šita stovykla. Amatų. Garsiau, nes negirdžiu. Amatų savaitė. Aš dar negirdžiu. Amatų savaitė. Jau geriau. Dabar jei norit pareit namo, turit sekti manimi. Mes dabar esame už ūkinių. O tai dar nereikia ten neiti, ką kito. Vaikai, padėkokim, kad praleidai. Ačiū! Ačiū! O tai nereikia dar neiti. O tavo slaptas draugas kur? Beatričė. Sakiau! Tai o tu sakei, kad tau meida dovanoja dovaną? Ne, jinai meidė. Ai, tu meidai? Nu tai prašau, Rokai, kaip jau. O kas tau? Ranką nusiploviau. Šaunuolis tu, Rokutis. Kausiu ranką. O, teisingai. O tai, Rusne, tu nežinai, kas tau slaptas draugas buvo? Man? Kas tau dovanoja dovaną? Man Laura. 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 Lauros nebuvo pas mus. Išvažiavo Laura. Ai, teisingai. O tu ką išsitraukiai? Monster Boy. Monster Boy, tai tas Monster Boy dabar tegul prisipažįsta, nes net mergaitė nežinojo, kam dovanai. Aš žinau. Monster Boy yra tas žmogus. O tu dovanėlę padovanai. Padovanai. Nu tai, o kur eilas? Nėra malkas krauna, kad visą laiką prilauna. Ir viskas daugiau? Daugiau nėra viskas? Aš Vytautė įsitraukiau. Vytautė, o ar žinai, kuri Vytautė? Nu tai prašom rankas viena kitai paspausti ir atsitadėti. Tai tiek mažai žaidė šiemet slaptą draugą. Aš žaidžiau. Nu tai ko neprisipažįsta? Nu tai pasakykit, kas kieno draugas, nu. Faustai, greitai, greitai. Čia visi vakaruškos laukia. Nu. Jurga. Gali pasakyti. Jurga. Va kaip, kas Jurgai dovanas dovanoja. O ką Jurga išsitraukė? Jurga, ką tu išsitraukė? Pažinau Eilą. Ir tu Eilą, tai kaip čia dabar kviesi Eilą išsitraukė? Čia kažkas tai ne tai. Pas mane buvo Eilas ir pavardė Monster Boy. Nu tai reiškia ne Eilas buvo. Čia bus Jonas, Rytis arba Rapolas. Gerai, kas dar žaidėt? Greitaigi prisipažinkit. Aš žaidžiau. Abu išvažiavo. Nu va, tai kitais metais. Aš Paulius įsitraukiau, bet jo nėra. Ką nėra Paulius? Paulius yra, o tu dovanėlę jam kokią padovanojai? Tiesa, originaliausias turbūt draugo pasveikinimas tai buvo Saulės dedikuota sutartinė Pauliau. Tau patį pirmą vakarą, tai čia buvo labai graži ir originali dovana. Tai vaikai, kaip šitą metų savaitę, jūs tokie nelabai laimingi kažkaip, man atrodo, patiko ar nepatiko? Patiko. O kas labiausiai patiko? Naktinis žygis. Bėgs nuo lietaus. Naktinis žygis. O tie, kurie tyli, tai kiek suprantu, niekas nepatiko. Žygis. Viskas patiko. Tai kitais metais gal kas vakarą žygį padarom? Jo. Trečią nakties. Aišku, supratau. Nu tai ką, tada labai dėkoju visiems. Labai visiems dėkoju, o labiausiai tai dėkoju visiems vadovams už kantrybę, už kūrybingumą, kad čia buvo, aišku, šiandien kaip ir atidarėme, tai ne visi. Tai paplokite Jurgitai. Birutei.
Viskas. Mykolai! Mykolai, mes tave mylim, ar mylim? O dar su mumis buvo kas? Loreta, Urtis, Vidmantas, Andromeda, Danutė, tai visiems jam mes siunčiam didelius plojimus ir ovacijas ir šaukšnius valio. O Jėzus, Ingridos abidvi, atsiprašau, kaip sklerozė. Nu viskas, matau, kad man laikas baigti šnekėti. Tai ką, dabar kviečiu visus į smagią vakarušką, nes Goštauta jau ne, kaip sakant, tradiciškai nerimauja ir nori kuo greičiau jūs išjudinti, pabudinti iš miego ir pašokdinti, tai žodis jiem. O paskui po vakaruškos patys žinot, kad naujokus reikia, kaip sakant, pakrikštyti. Tai jau čia senbuviai ruošiasi, puošiasi ir krikštysim. O dabar kviečiu Goštautą. Prašau, žodis jums. Mes nešnekam, mes darom. Teisingai. Tai visi stojam į ratą iškeliam. Visi, Faustai. Eina. Ir mūsų. Janina. Janutė. Davai, dėsi. Janutė. Ilona, eik. Janutė dar. Dar vien dailėje tam lakė. Eik, šanelė, eik. Paparaciai. Ei, klausykit, eikit iš eksponatų. Eikit, kaip man nufotografuoti viską apsėdo. Jūs tai kaip tu gyvas. Bet labai. Tai nereikėjo vakar tiek dainuoti. Pats parėjau pusę 4 vis dar. Nu tai priklauso jam. Jie atsakė. Prašom aktyviau, balsų nesigirdi. Kas mokat, pritarkit. Dabar pauzę, prašom, gali dar kas nors prisijungti, sėdėt. Vaikai, Nu, netinginiaujų. vakaruškai, žinokit, iki 3 šiemet nevykdėja. Čia kažkas neįsmė. Žvaigždės.
Dar ne visa mūsų šeimynėlė, dar tik nėra vienos seselė, dar tik nėra vienos seselė. Tokius kojas, kad turėčiau, kaip galinys, galinys, turi ilgas sparnus, galinys, turi ilgas sparnus. Tai kad nėra jai daugiau tokio, bet tai Krisčiau, kad galėčiau tokius sparnus, kad turėčiau, galinys, turi ilgą kaklą, galinys, turi ilgą kaklą. Tieščiau, kad galėčiau tokį kaklą, kad turėčiau. Lėščiau, kad galėčiau tokį snapą, kad turėčiau. Kaip galinys, lėščiau, kad galėčiau tokį snapą, kad turėčiau. Prašau, kad galėčiau tokius dantis, kad turėčiau. Būtų daromas turint įgūdžių.
Makalanų koce. Prašau, bijau. Ir labai prašau, kad jūs Beatričė tai iš viso ateina. A ką dabar darysim? A kada maudytis? A kada tas? O Kamilei tai labai leidžia. Turiu pasakyti, kad jinai Kamilei tai čia egzaminas prieš stovyklą. Bet jinai sakė, atėjo visų žinok žygį atžygiavo papusiavo. Nu, ne orientyro būrenio. Aš paskui galvoju, sakiau, tu nepavadsi, paskui žinok, kad reikelio prisiminiau, kad jinai, jinai rūpiučio kažkelinto išvažiuoja kažkur. Bet labai ramekė. Visą laiką tokia va. Jinai tokia... Jau galvojau, kad dingsit. Galvoju, nudėsiu tada, žinokit, viskas. Turim pakrikštį, nes kitais metais tikrai neprijungsim.
Ne, mes nevažiuojam, tik tai, kad susikrovė. Daiktų ieškom. Surinkom, kol gyvačių, kad jūs čia neprisiveisit, tai jau mes surinkom. Tai čia žinote, jūs galvos, kad jūs pasisvinkai. Po mišką vakar vaikščiai. Mama neprisiminšta žaliai. Atskirai sau Eik su Tamile. Eikit, Tamile. Tik jau paskutinis vakaras. Nu, tai taip atvažiuokit, kaip nešoks, kaip žiūrėsit. Oi, que fofo.